neištikimybė, ne? Čia rašiau toks labai geras video gavosi, daug žmonių matomai nukentėjo nuo šito reikalo. Aš įrašysiu dabar, reiškia, apie tai, kas nutinka tiem, kurie patyrė neištikimybę iš savo antros pusės. Tai vat yra toksai reikalas, jau išaiškinau jums, kad, reiškia, visada išaiškės neištikimybė, todėl, kad pasąmonės jūs niekada neapgausite. Tai yra tas mechanizmas, kuris mato viską, ateitį, praeitį, galim sakyti, ir tai, kas vyksta čia ir dabar. Visa tai ir valdo jūsų pasąmonė, o tos mintis tai tik tai čia paviršutinis reikalas, protelis irgi, reiškia, jis tik galvoja, kad čia apgausiu, aš gudresnis už visus kitus. Tai va, gerai. Pirmiausia, tai vyrai. Jeigu vyras patyrė iš moters neištikimybę, tai reiškia, emocinė tokia psichotrauma, kur, reiškia, blogai jautėsi, visa kita. Visada maždaug ten gali praeiti, nežinau, kiek tai 20-30 metų, ar kažkiek tai metų, žodžiu, nesvarbu kiek metų, prasidės su prostata, pavyzdžiui, vėžys gali atsirasti. Nestovėt galim, potencijos, reiškia, problemus. Ir vien tik tai dėl to, kad patyrė neištikimybę iš savo antros pusės. Tai draugės, moters, žmonos, nesvarbu. Ir jam tai buvo skauda, psichotrauma. Jeigu nepradirbta, tai kaip reikia. Išeis į ligas su klyno reikalais. Moterim panašiai tas pats yra, su klyno reikalais ligos atsiranda. Bet ten dar yra kitas variantas. Moteris dažniausiai išsipučia, jos išpamsta, išstorėja. Bet čia yra ne vien tik tai mechanizmas, reiškia, neištikimybės, tai gali būti ir vaikystėje patirta prievarta arba priekabiavimas kažkoksai, tai seksualinis iš vyrų, iš dažniausiai, aišku, mergaitėm iš vyresnių vyrų kažkokių tai pusbrolių, giminaičių ar panašių reikalų, patikėkit, daug visokiausių būna, kur net nepagalvotum. Tai vat nuo šito dalyko moteris gana jaunuose metuose gali pradėti irgi pūstis, stambios darytis. Ir jeigu yra taip, kad neina nusimesti svorio, tai patikėk, tau neėdime tavo problema yra. O greičiausiai tau reikia pradirbti tą patirtį, kuri tave persekioja nuo kokių nors 13, 14 ar 15 metų, kur kažkoks tai šlykštus bičas bandė prie tave seksualiai priekabiauti. Tu jungiai tiesiog mechanizmą, kad reikia saugotis nuo vyrų, reikia apsisaugoti nuo šio pasaulio. Ir tada moteris taukais apeina, tokiais nepaaiškinamais riebalais. Ir netgi kai kada net gali nepastebėti ta moteris, kad jinai tokia yra riebi. Jinai to pati suprasti gali, nesuprasti. Sakyt sako, bet jinai ignoruoja tą informaciją, kad jinai stora yra. Tai vat, čia yra pasąmoniniai mechanizmai, kuriuos galima pradirbti. Tai nėra malonus procesas, tai reikia eiti į tą patirtį ir ją perrašyti. Reiškia, atitinkamų metodikų vedi žmogų į tą būseną, kurioje tai nutiko ir tai pakeiti perrašai. Tai va, iki.